Aivarai pavaizdavė ir... Motina, žemyna, Milda, meilės deivė. Šiaip maldaut yra vaisingumo prašyti. Kurią šiemet čia įkurdinome, kurią pašventėme. Gyvata. Ir per Mildos vardadienį, 13 gegužės tai buvo, nuo šiol meilės deivės Mildos šventovė sudaro pačios Mildos skulptūra, tėvo ir motinos akmenys ir pirmapradis rūpintojėlis. Tenai jisai įspūdingai atrodo truputėlį, šiek tiek šeima nedakomplektuota, dar turi būti žemyna, žemalė, gemalė, kaip jau čia ją vadintume. Tai šitam pritrūko skulptoriam laiko ir pritrūko medžiagos. Tai va, dabar ten šeima dar nekomplekte, vienas rūpintojėlis tik tai yra. Pirmapradis, kuriam jau iš tikrųjų ne vienas ir ne 2000 metų. Gal kartais paskiau čia istoriką turim iš Londono Aivarą, galbūt jis paskiau šiek tiek apie tą dalyką mums šnektels keletą žodžių. Vat, o kodėl, nes jisai taip iš šono dabar žiūrint taip keistokai atrodo, jau pasiruošęs mylėti bet ką ir bet kur matyti. Tai reikia kažko tai pagrysti tai, ką skulptoriai čia padarė. Tas turi istorinį pagrindą ir tas rūpintojėlis, kuris yra dabar ten vargšas su veriškiečių vainiku ant galvos ir susimastęs, nuskriaustas, tai jau yra išverstas, kaip sakyti, aukštyn kojom jau. Jau ne tas rūpintojėlis yra, kuris buvo prieš 1000 metų. O prieš 1000 metų tai buvo maždaug toksai, koks yra čia. Supratimą, pagal mūsų protėvių suvokimą, pagal pasaulėjautą, reiškia, meilė prasidėdavo iš tikrųjų nuo svajonių. Du priešingo prado žmonės, jaunolė ir jaunolis, kada jau brandos sulaukia, pradeda svajoti, pradeda kurti svajas, kurti savo ateities viziją. Tai šitie, tas darinukas vadinosi mūsų žmogaus žvaigždė. Prieš kurdami palikuonis sukurdavo žmogaus žvaigždę. Tas žmogaus žvaigždė jau turi atgalinį ryšį su savo kūrėjais, ta jaunolė ir jaunolis. Ir po truputėlį pradeda jos suvesdinėti į porą. Tai reiškia, ką sakome, kad likimas suvedė tenai ką, nu taip, galim sakyti taip, galim sakyti kitaip. Mūsų protėviai sakydavo, kad sukurta ta pačių jų